Sveiki visi, šioje pamokoje pratęsime darbą su MySQL duomenų bazėmis ir praeitoje pamokoje susikūrėme du įrašus, įsirašėme į lentelę prekės ir susikūrėme duomenų bazę pirmą. Taigi šioje pamokoje ištrauksime bent jau vieną prekę ir atvaizduosime į naršyklę. Taigi paprasčiausias būdas tai tikriausiai būtų štai toks, rašome tarkim kintamasis row ir MySQL fetch row, MySQL query, select, tarkim select pavadinimas, kaina ir parduotuvė, pavadinimas, kaina, parduotuvė, from lentelė prekės, prekės, ID yra 1. Taigi čia mums tiesiog, galime daryti taip, kad arba darome geriau taip, QQ yra štai, čia yra, nors darome taip, select pavadinimas, kaina, parduotuvė, from prekės ir ID lygu 1. Na štai, ir čia tiesiog MySQL query, cell ir MySQL fetch row. Taigi, čia mes tiesiog nurodome, kad pasirinksime pavadinimą, kainą ir parduotuvę iš lentelės prekės ir raktažodis where ten, kuris reiškia, kad mes pasirinksime ir tą įrašą, kurio ID yra 1. Tai šiuo atveju mums pasirinks štai šį įrašą. Tai yra pirmąją prekę, kadangi nurodėme, kad mes norime pasirinkti prekę, kurios ID yra 1. Čia į QQ kintamai tiesiog, sakykime, čia jau siunčia užklausą į MySQL ir šiame kintamajame saugo rezultatą, o šiame kintamajame rezultatą QQ paruošė jau suskirsto, sakykime, į masyvą ir mums paruošė duomenis atvaizdavimui ar kitokiam darbui. Ir toliau galime rašyti tiesiog, tarkim, row 0. 0 todėl, kad 0 yra pavadinimas, kadangi skaičiavimas prasideda nuo 0, todėl mums raktas 0 bus pavadinimas, raktas 1 bus kaina ir raktas 2 bus parduotuvė. Tai šiuo atveju mums atvaizduos pavadinimą ir kadangi ID yra 1, mums atvaizduos sprite. Taigi, štai sprite. Ir taip pat galime padaryti taip, tarkim, pavadinimas, kaina ir parduotuvė, breikas ir row 0, toliau row 1 ir row 2. Štai pavadinimas sprite, kaina 2,65 LTL ir parduotuvė Maxima. Na taip, mums reikia štai koduotę sutvarkime ir štai mums visą tai atvaizduoja. Taip pat galime atvaizduoti visus įrašus pasinaudoję ciklu, tarkim. Čia tiesiog pasirinkime, nerašykime kiekvieną laukelį, o parašykime žvaigždutę, kuri mums pasirinks absoliučiai visus laukelius. Ir toliau kintamasis for, kuris gaus, kiek iš viso įrašų yra duomenų bazėje. Tai yra lentelė, o šiuo atveju yra 2 įrašai. Bet
Ai ne, mums pasirinks vieną įrašą, kadangi mes pasirinkome būtent tik tą įrašą, kurio ID yra 1. O jeigu padarysime taip ir order by, tarkim, ID ir mums tiesiog pagal ID išrikiuos visus įrašus. Tai yra prasidės viskas nuo vieneto, po to bus dvejetas ir trejetas, ketvirtas. Na ir tiesiog nuo mažesnio ID iki didesnio mums išrikiuos. O jeigu prirašysime desk, tai mums tiesiog rikiuos ne nuo mažesnio iki didesnio, o nuo didesnio iki mažesnio. Tai yra pirmas įrašas bus, kurio ID yra 2, antras bus, kurio ID yra 1. Bet šiuo atveju pradėkime nuo mažesnio iki didesnio ir pirmas įrašas bus su ID 1. Ir taigi kintamasis for mums saugo skaičių, o tai yra 2. Jis tiesiog išgauna, kiek iš viso įrašų yra lentelėje pagal štai šią užklausą. Ir toliau ciklas for, kintamasis į yra 0 ir kol kintamasis yra mažesnis už for, prie kintamojo į pridedame 1. Ir štai čia į kintamąjį row išsaugokime įrašus. Tiesa, MySQL fetch assoc, kadangi mes pasirinkome būtent viską, mums MySQL fetch row netinka ir geriau naudoti štai tokią funkciją ir tiesiog nurodyti QQ, tai yra užklausos siuntimą. Ir mums į štai šį kintamą įrašo visus laukelius su reikšmėmis. Ir tiesiog galime atvaizduoti taip. Row pavadinimas būtinai turi sutapti su laukelio pavadinimu. Taigi pavadinimas, na taip pat galime taip. Numeris sujungiame su row ID, sujungiame su tarpu ir sujungiame su kaina, tarkim, row kaina ir sujungiame su prekybos centru, tai yra row parduotuvė. Ir štai rezultatas, tai yra štai pirma prekė, Sprite, kaina ir prekybos centras, tai yra parduotuvė Maxima. Ir štai na ir štai mums atvaizduoja iš pradžių šią prekę, toliau šią prekę. Ir tiek. Na, kitoje pamokoje įrašinėsime duomenys į MySQL duomenų bazę iš savo kodo ir galėsime įvairiai dirbti su duomenimis. Taigi, laukite kitos pamokos ir prenumeruokite.